Sveiki gerbėmėjai, hortenzijos, šluotelinės hortenzijos ruošiasi žydėti. Nes mes jau matome, kad jau žiedynų užuomazgos atsiranda. Ir jūs matote, kad hortenzijos prieaugino labai gražius lapus, labai gražius ūglius. Ir jos dabar suvartojo praktiškai maistą, kurį aš daviau joms anksti pavasarį. Ir dabar mano užduotis yra pamaitinti šluotelinės hortenzijos antrą kartą tam, kad jos turėtų iš kuo suformuoti didelius, gražius žiedynus. Žiūrėkite, štai tokios. Ir būtent tam tikslui visada patartina patręšti šluotelinės hortenzijos antrą kartą būtent šiuo metu, būtent tuo metu, kada jau pradeda formuotis žiedynai. Ir šį kartą aš pasiūlysiu jums panaudoti šią trąšą. Čia vokiečių įmonės Schacht gamybos. Štai tokios trąšos, tokia konsistencija. Arba mes galime pabarstyti tiesiog šias trąšas ir po to gerai palaistyti. Arba pabarstyti, pavyzdžiui, prieš lietų, kad lietus nuplautų ir kad šaknis iš karto galėtų pasiekti šias trąšas. Arba mes galime tiesiog sumaišyti su vandeniu ir palaistyti. Žiūrėkite į savo hortenzijų būklę. Jeigu lapai tamsiai žali, visi lapai sveiki, hortenzijos auga puikiai, tai tada jums užtenka 50 gramų vienam krūmui šių trąšų. Tačiau jeigu jūsų hortenzijos skursta, lapų spalva yra šviesiai žalia, arba apatiniai lapai jūs matote, kad pradeda geltonuoti, arba atsiranda tokia ruda, rusva spalva, jums atrodo, kad jos serga, tai žinokite, kad greičiausiai būtent hortenzijom trūksta maisto. Būtinai tada patręškite ir jeigu tikrai per mažai trąšų, tai tada galite duoti ir 100 gramų vienam krūmui. Čia šitos pakuotės kamštis ir va tiek, žiūrėkite, štai tiek aš pasveriau ir čia yra 100 gramų. Pilame į vieną laistytuvą 10 litrų. Gerai supurtome. Taip. Ir žiūrėkite, štai turime štai tokios spalvos tirpalą dabar. Ir kaip jau sakiau, kadangi mano hortenzijos atrodo labai gražiai, joms tik reikia duoti papildomų maisto. Čia turiu 100 gramų 10 litrų. Tai vieną šitą laistytuvą gaus dabar 2 mano krūmai. Kodėl šiuo metu yra gerai skystos trąšos? Nes skystas trąšas hortenzijos gauna iš karto. Kodėl tai yra geriau negu granuliuotos trąšos? Nes jeigu orai stovi karšti, saulė ir nėra lietaus, jūs pabarstote mineralinės granulinės trąšas ir jos tiesiog paviršiuje guli ir augalai laukia ir nieko negauna. Ir tai gali trukti ir mėnesį. O skystos trąšos mes duodame iš karto prie šaknų. Dabar pakartosiu šį tręšimą visiems šiems augalams. Jeigu kažkas pateko ant lapų, tai tada galime nuplauti tiesiog vandeniu. Viskas, dabar tikrai žinau, kad mano žiedynai bus tikrai stambus ir labai gražus. Tarp kitko, ši trąša tinka ne tik šluotelinėms hortenzijoms, tačiau ir rododendrams ir azalijoms. Rododendrus ir azalijas labai gerai patręšti iš karto po žydėjimo, tam, kad jie sukrautų daugiau gražių žiedų ir žiedynų kitiems metams. Čia yra 2 kilogramai. Jeigu skirsite kiekvienam augaliukui 100 gramų, tai jums užteks 20 augalų. Užsisakykite dabar, patręškite savo šluotelinės hortenzijos būtent dabar, kada jie krauna žiedus, ir sėkmės sodininkavant.